Gerbiami žiūrovai, eteryje žinios. Su jumis sveikinusi aš, Edvin Dadava. Šiandien mūsų reportažas nukels mūsų Sudervės miestelį su gražia gamta ir įdomiomis vietomis. Mes kalbėsime su vietiniais vaikais ir sužinosime, kas jiems labiausiai patinka Sudervėje. Iš įvykio vietą mūsų specialioji reporterė Elžbieta. Sveika, Elžbieta. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien lankysimės Sudervė gyvenvietėje, Marianos Zdechovskio mokykloje ir sužinosime, ką vaikai galvoja apie mūsų gražią Sudervę. Ką galite papasakoti apie mokyklos pavadinimą? Mūsų mokykla pavadinta Marianos Zdechovskio vardu. Marianas Zdechovskis buvo labai išmintingas žmogus, profesorius, kuris domėjosi Lietuvą. Jis gimė Lenkijoje, bet daug metų gyveno ir dirbo mūsų krašte. Marianas Zdechovskis mokė studentus Vilniaus universitete ir rašė knygas apie tautas, draugystę, laisvę ir dvasinės vertybės. Jam patiko Sudervė, rami vieta netoli Vilniaus. Čia jis turėjo dvarą, kuriame priimdavo svečius. Kalbėdavosi apie mokslą ir grožį. Dabar šiame dvare mokomės mes. Marianas Zdechovskis labai mėgo gamtą ir ramybę. Jis dažnai vaikščiodavo po Sudervę ir rašydavosi mintis apie gyvenimą. Žmonės sakydavo, kad jis buvo labai išsilavinęs, bet kartu paprastas ir nuoširdus. Marianas Zdechovskis tikėjo, kad Lenkai ir lietuviai turėtų gyventi draugiškai, gerbti vieni kitus ir kurti geresnį pasaulį. Galite apsilankyti pas vaikus ir sužinoti, ką jie žino apie Sudervę. Ačiū, direktorė. Keliaukime į 3 klasę. Sveiki vaikai, aš esu reporterė iš TV3 žinių. Noriu jūs pakalbinti, ar sutinkate? Iš kur kilo Sudervės pavadinimas? Yra keletas versijų. Sudervė pavadinta pagal mažą upelį, kuris teka šioje vietoje. Sudervė galėjo reikšti sutvirtintą žemę arba derlingą vietą. Sudervė minima dar senai kaip dvaras ar kaimas. Todėl vardas susiformavo iš gamtos ir žemės savybių. O tu ką gali papasakoti apie Sudervę? Sudervė gražus kaimelį, netoli Vilniaus. Jis supa miškai ir ežerai. Vasarą čia žydi daug gėlių, o žiemą yra daug sniego. Kamilė, o tu ką gali papasakoti apie Sudervę? Tai rami ir jauki vieta, kur susitinka lietuvių, lenkų ir kitų tautybių žmonės. Visi kalba, mokėsi ir gyvena draugiškai. Sudervėje yra šventės, koncertai, mugės. Žmonės mėgsta bendrauti ir džiaugti savo kraštu. Sudervės bažnyčia labai ypatinga. Ji yra apvali, tokia viena iš nedaugelio Lietuvoje. Žmonės sako, kad ji panaši į garsų pastatą Romoje, Panteoną. Bažnyčia pastatyta iš akmenų ir atrodo tarsi mažas bokštas ant kalnelio. Per Sudervę teka upelis, o netoliese yra gražus Vilnojos ežeras, kur vasarą žmonės maudosi, o žiemą čiuožinėja ant ledo. Šalia Vilnojos ežero stovi skulptūros. Jos gali būti gyvūnai, žmonės arba pasakų herojai. Kai kurios skulptūros stovi prie vandens, kitos tarp medžių. Keliaukime į 2 klasę. Kodėl jums patinka Sudervė?
Man patinka Sudervė, nes netoli mūsų yra gražus ežeras. Vasarą ten maudomės, o žiemą čiuožiam ant ledo. Ten labai smagu ir linksma. Patinka, kai ežere atsispindi dangus. Man patinka paukščių čiulbėjimas. Patinka Sudervė, nes čia labai gražu. Daug žalių medžių, kalvų ir gėlių. Čia jauku kaip pas močiutę. Čia šilta, kai šviečia saulė, o vakarą girdisi varpų garsai. Man patinka Sudervė, nes čia gyvena draugai ir šeima. Visi čia draugiški, mes kartu žaidžiam, einam į šventes. Per šventes groja muzika, visi šypsosi, o aš galiu valgyti ledus ir žaisti su draugais. Kai einu pasivaikščiot, girdžiu paukščius ir matau ežerą. Čia gera kvėpuoti grynų oru. Ačiū Elžbieta už įdomų reportažą. Dabar žinome, kad Sudervė ne tik graži vieta, bet ir širdžiai mėly namai. Linkiu gražaus vakaro ir iki pasimatymo rytoj.